Va toks antras uždavinukas. Mums reikia nustatyti n reikšmę, tai yra visą šitą mums reikėtų kažkaip parašyti, kad čia būtų 2 kažkokiam laipsnėje. Viskas gerai, mes matom, kad 4 yra 2 kvadratu, o 16 yra 2 ketvirtuoju. Tai tiesiog pertvarkom šitą reiškinį. Vietoj 4 aš rašau 2 kvadratu ir pakelta minus 0,1 plus vėl rašau 2 kvadratu ir vėl pakelta minus 0,1 padalinta iš 2 ketvirtuoju pakelta minus 0,1. Lygu, tai čia bus 2, kadangi keliant laipsnių rodiklius sudauginam, tai gaunu štai taip. Dabar reikia kažkaip sudėti. Tai 2 vienodus narius sudedam. Saldainis plus saldainis yra 2 saldainiai. Tai čia bus 2 tokie nariai. Šitas dvejetukas yra pakeltas pirmuoju laipsniu. Dauginant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius sudedam, dalinant atimam. Tai gaunam 2, 1 atimti 0,2. Dabar reikia atimti šitą laipsnio rodiklį, atimti minus, tai tampa plus 0,4. Ir kągi aš gaunu, iš vieno atimu 0,2 gaunu 0,8 plus 0,4, tai 1,2. Taigi gavau 2 laipsniai 1,2. Koks mūsų n? N yra 1,2. Uždavinys išspręstas.